Ponai ir ponios, sveiki, įsijungia projektą Varšuva, karočią per 3 valandas. Jeigu taip supažindžiu viską, jūs su visko, kas vyksta. Iš mano kairės jūsų dešinės yra kavinė, iš mano dešinės iš jūsų kairės yra gatvė. Tai va, Varšuvos pradžia bus to. Gerai, o dabar jeigu rimtai, tai buvo taip. Tada senai, vakar 12 val. Nakties mes išvažiavome į turgų, kiniečių turgų Varšuvos krašte. Ir dabar turime šiek tiek laiko, einam pabūdyti po Varšuvą, pasižiūrėti, ką mes čia galim pamatyti per kelias valandas. Pavyzdžiui, geltona siena su kažkokiais babais. Tai daug stalų, lempą matom ir irgi. Čia kažkoks tai namas, ten va šiukšliukom vežioja mašina, autobusas. Autobusai tai tokie, žinokit, išprotėję, duoda, Šumacheris kažkokiais geriausiais metais. Pirmas pagrindinis hodogas, žinokit, po 7 zlotus. Jūs pažiūrėkit, kokia graži aikštė. Mes Sigitėlę sakėm, čia nusitrauksim, ta prasme, nusifotkim, pasidarysim fotografiją atsiminimui ir įsiklijuosim į atsiminimų knygutę. Va. Bet prieš nusitraukiant mums toje gražioje aikštėje, jūsų dėmesio Varšava panorama. Va, čia yra gatvė, tiltas, ten va mašinos važiuoja. Einame toliau. Grok, susimildamas grok ir dainas mum dainuok ir po senamiestį bus vedžiok. O pats. Važiuoja mintis, man gal daug mūsų čiuožti, aš šiaip važinėja. Šonėme matome VC iškabą, o senamiestį senajame matome gražius pastatus. Va, visos gyvena čia visokie troleibumai. O, liodai. Gitėlė, liodai. Kodėl yra likščiosios liodai, o nėra pyvai? Bažnyčia, šalia kitos bažnyčios, 2 bažnyčios. Viena bažnyčia ir kita bažnyčia. Ir gatvės muzikantas arba yra. Matome, ir cukernėje kafė yra dar. Ir gospoda. Ir liodai. Nesijok, šiandien sakau. Beklajojant po senamiesčių, visokius tankumynus. Pamačiau palapinę, galvojau, kad jomarkas pasirodo, ne? Tenai kavinės ir visokios maistyklos ir girdyklos. Bet jo, kaip čia gražu, žinokas. Įvairias spalviai pastatai viskas. Va. Ir mėlynas, ir ryžas, ir raudonas. O čia dar ir ugnis dega, negana to. O, ir pliusas žalias yra, matot, matmaim? Jo, nemat. Kad parodyti jums visą šitą grožį, tai mes su Sigitėle nusprendėm padaryti tokį apžvalginį apsisukimą. Gerai, viską stabdom, iš mano spėto. Randamės turbūt pačioj seniausiai Varšuvos vietoj. Tai yra gynybinė siena. Daugios likučiai, bet galėtai gerai išvaikyti. Ir pasak legendos, prieš 1433 metus čia gyveno grafas Varšavas, kuris dėjo kertinę plytą Varšuvos miesto atsiradimo proga. Aišku, šitą istorinį faktą aš pats sugalvojau, bet vis tiek tokiu atveju mėgaukite, švieskitės, kaip sakoma, o mes keliaujame toliau. O, gražus žindinis. Štai pagaliau priėjome žaliojo stogo soborą. Koks soboras turbūt tai yra? Nežinau, tai aišku, kas tai yra, bet pavadinimą jau tai turi. Oi, rumpum ir į traumatologinį, o ne stoboro žiūrėtų, o čia, stoboro. Ne stoboro. Šalia stogas stoboro. Amsterdamas garsėja raudonųjų žibintų gatvė. Varšuva blankiai šviečiančių žibintų gatvė, va, jie garsėja, turi tokią alėją, ten viduje va visokių yra. Vienu žodžiu, žmonių ten sėdi, yra langų pridėta kažko tai. Le Regina parašyta, va dar yra. Hotelis, motelis Le Regina. Reginka linkėjimai tau. Mes eksplorinam Varšuvą toliau. Prieš jūsų akis baltasis medis, arba kaip varšuviečiai vadina medis debesis, arba medis paduška. Vienu žodžiu, kaip tu jo nepavadinsi, tai tu to nesugadinsi. Va. Tie gražūs žiedai. Parduotuvė Žabka, mūsų tripo į Zakopanę metu mes ją pervadam į parduotuvę Žobka, nes ten visiškai nieko nėra, ir brangų žiauriai. Netikėtai Varšuva užgulė tamsa, bet mūsų tai nesustabdys.
Na, čia mes einam iš tenai. Einam į tenai. Va, jeigu dar klausimų kils, tai maždaug mes buvom ten, o dabar va einam ten. Tai yra troleibusas Vėlobraukys, tai Varšuvoj yra tramvajus Žemaraižys. Ir sako, va išipėgia iš čiučių, atvaro iš ten, varo ten. O, Stefanas Strazinskis. Jėzus, kas to vargšų galva taip išiko baltai, pažiūrėkit. Jėzus, vargšiukas Stefanas, nu. Gerai, o dabar truputį surimtėkime. Prieš jūsų akis Palas kultūra į naukį. Tai, žodžiu, kultūros ir jau čia tų visų mokslų rūmai. Bet, blemba, pastatas iš tikrųjų žiauriai gražus, spūdingas. Bet, kontrastai šalia. Čia va jau nauji pastatai. Va, šala, kaip mūsų atrodė. A ne, Sigitonai? Kur mes einam tiesiai, jo? Iš kur tai? Tai dar kartą, kultūra į naukį, Palace, nuvarau tai be akcento, jau kaip grynas lenkas praktiškai kalbu. Iš arčiau. Va. Tviskančioji Varšuva. Ir aišku, dar du tviskoliai šitie va. Du gražuoliai tviskoliai, karai. Čia viskas fainai, mamo yra, va parduotuvė jauniklių yra, realizacijos dantis yra. Žengiame į priekį tolyn. Gyvoji legenda. Ir mes pačia ir užeisim į tą gyvąją legendą. Hard Rock Cafe. Sigitėlį papasakokit šiandienos savo įžvalgas apie 4 valandų ekskursiją po Varšuvą. Ką matėt? Ką pažiūrėjot, ką apžiūrėjot, kaip jūsų kojos jaučiasi. Veidai turbūt pasako viską. Tai va, mūsų geraliukai. Mes randamės legendinėj vietoj. Hard Rock Cafe. Tai va. Sveikatą.